tokia, kad kaip kalbėjom vakar, tai antra diena, kaip minėjom, darysim įrašus, kaip dirbam, kad būtų tas supratimas apie tą mūsų darbą. Ir kaip sakiau, jūs galbūt tapsit mūsų mokytojais, patarsit, kaip geriau kažką daryti. Tai važiuojam, reiškia, priešistorė tokia, kad vakar gavom iš serviso žinutę, kad vienas iš mūsų mikroautobusų remontuotinas, bet remonto kaina, tai yra kuro sistemos keitimas, kainuoja 1000 eurų. Tai čia tik tai detalės, už dalis turiu omeny, už detalės automobilio. Plius dar darbas, atsižvelgiant į mikroautobuso amžių, ridą ir likutinę vertę, nu, tai viršė 50% automobilio kainos ir tiesiog ekonomiškai jau neapsimoka jo remontuoti. Aišku, dar galvos. Kitas niuansas tas, kad pagal planą mes planavom išvažiuoti šiandien, bet servisas nespėjo suremontuoti mūsų dar vieno mikroautobuso, tačiau šiandien jau gavom žinutę, kad jisai suremontuotas, viskas gerai. Tai dėl krovininio mikroautobuso rašėme postą, atsiliepė keletą žmonių, siūlė paskolinti automobilius, kurie deja žmonės sako patys už techninę būklę ir už patikimumą negarantuojam. Atsižvelgiant į tai, kad reisas bus nemažiau kaip 5000 km, tai atsisakymą abejotinos techninės būklės automobilių. Taip pat kreipėmės į draugiškas kitas humanitarinės organizacijas ir VŠI, galbūt turėtų, galbūt gali arba turi paskolinti, tiksliau, turi ir gali paskolinti mikroautobusą. Deja, situacija tokia, kad daugelis jų arba patys šiuo metu yra išvykę, arba ruošiasi išvykti, arba grįžus automobilis techniškai netvarkingas yra remonte. Tai aš pilnai juos suprantu. Dar vienas variantas, kurį mes svarstėme, tai mikroautobuso nuoma. Pasižiūrėjom, kad mikroautobusą galima išsinuomoti už 30 eurų parai. Tai 10-14 parų mums tai būtų kainavę 300-400 eurų, kas yra kaip ir logiška suma už tokį laikotarpį. Tačiau niuansas toks, kad kai tik tai nuomos įmonės, kurios užsiema mikroautobusų nuomą Lietuvoje, sužinodavo, arba tiksliau užduodavo klausimą, ar galės išnuomoti, mes su juo važiuosim į Ukrainą, iš karto atsakymas būdavo ne. Ir aš jos taip pat suprantu, kaip pavyzdys, visi automobiliai, kurie Lietuvoje yra nuomojami, arba, manau, dauguma iš jų, yra apdrausti kasko ir visa kita, bet draudimo kompanijos nedraudžia automobilio, kurie važiuoja į Ukrainą. Tai faktiškai įmonės, jeigu mum išnuomota automobilį važiavimui arba, tiksliau, krovinio vežimui į Ukrainą, jie automatiškai prisiema labai didelę riziką, tiek automobiliui sugedus, tiek automobiliui papuolus į autoįvykį, tiek automobiliui gavus strėlių nuo rusiškų šakedų arba raketų. Tai situacija tokia. Grubiai tariant, kai tik tai nuomos kompanijos sužino, kad kalba eina apie Ukrainą, atsakymas yra ne. Šiandien vilkikas pakrautas su pilnai pakrauta fūra. Vilkikas jau išvažiavo iš Lietuvos. Tiksliau, šiandien startavo ir mes negalim nukelti reiso toliau kaip iki rytojaus. Tai šiandien ta diena, kai mes, kaip ten sako, trūks plyš, turėjom rasti automobilį, jo neradom. Ir su Aiva pasitarę, VŠI iki pergalės, priėmėm sprendimą tokį, arba tiksliau buvom priversti priimti tokį sprendimą, kad mikroautobusą pirkti. Tai vieną mikroautobusą buvom nuvažiavę apžiūrėti Kaune, Garliavoje. Ten situacija tokia, kad jis neturi lietuviškos registracijos. Skelbime buvo neparašyta, mes gal klaidą pasidarėm, kad pasiskambinę nepaklausėm. Nuvažiavom ir tai tas variantas mums netinka, nes jis turi turėti techninę apžiūrą, turi būti techniškai tvarkingas. Tokie reikalai.
Tai tas variantas atkrito ir šiandien mes turime paimti dar vieną echoskopą iš Vilniaus, kurį Ukrainos ligoninei dovanoja Karoliniškio poliklinika. Ačiū direktoriui. Ir dabar susiskambinom su žmogum, kuris skelbimą buvo įdėjęs, kad parduoda Peugeot Boxerį, kurio techninė apžiūra galioja iki 2025, tai reiškia šių metų 10 mėnesio. Tai paklausus telefonu, ar į automobilį dar reikia kažkiek tai investuoti, paremontuoti, ar galima iš karto dirbti, žmogus pasakė, kad ne, nieko daryti nereikia, galima iš karto su juo dirbti. Ir kainą nuleido 200 eurų, tai praktiškai šitas mikroautobusas krovininis mums kainuos 2500 eurų. Tai situacija šiuo metu yra tokia ir čia pavyzdys, kaip atrodo viskas gerai ir staiga pasidarė arba atsiranda nenumatytų situacijų, važiuoti reikia. Tai ačiū Jums, kad mus remiate, nes tik Jūsų dėka, tik mūsų rėmėjo dėka mes galime sau leisti yra toks karinis terminas ad hoc operacija. Tai kai reikia staigiai priimti sprendimą, tai ačiū Jums už tai, kad mes sąskaitoje turėjom pinigėlių šitam reikalui. Jeigu ne Jūsų gerumas, mes dabar negalėtumėm važiuoti ir nusipirkti mikroautobusų krovinio gabenimui į Ukrainą, o jeigu konkrečiai tai medikamentų, kuriuos čia dar tai čia ką mes turim padaryti, nuvažiuoti, čia jeigu labai trumpai, nuvažiuoti į Vilnių iš Kauno, nupirkti mikroautobusą, nuvažiuoti, pasikrauti medicininę įrangą ir medikamentus ir dar iš 2 žmonių paimti taip pat viena vaistinė Lietuvos pagal pamačiusi mūsų postą, taip pat duoda įvairių medikamentų ir dar vienas žmogus, Lietuvos kariuomenės karys, ačiū Lietuvos kariuomenė ir kariams, įdės Ukrainos kariams sausų davinių. Tai šiuo metu mes turime be 15:04. Navigacija rodo, kad 4:30 būsime toje vietoje, kur turim pirkti mikroautobusą. Planas yra per pusę valandos apžiūrėti, supildyti dokumentus ir tada tai bus 5 valanda vakaro jau. Ir tikimės, kad valandos bėgyje pasikrausime viską Vilniuje, ką turim pasikrauti. Tai aš planuoju iki 6 valandos viską susirinkti Vilniuje, ką susiplanavę. Ir apie 7:30 būsime Kaune. Tikiuosi. Rytoj išvažiuojame jau į Ukrainą, ką rytoj reikės padaryti. Tai rytoj iš sugedusio krovininių mikroautobusų reikės persikrauti į kitą, šiandien tą, kurį nupirksim krovinį, kuris ten yra, nes jis negali važiuoti. tą planuojam pradėti daryti 8 valandą, nes nuo 8 atsidaro servisas tiesiog, kad galėtumėm paimti automobilio raktelius, atsirakinti jį, visą kitą. Ir priklausomai nuo to, kai mums pasiseks, dar neaišku, bet aš labai tikiuosi, kad iki pietų mes jau išvažiuosime iš Lietuvos ir rytoj kirsime ne tik Lietuvos-Lenkijos sieną, kas yra labai paprastas dalykas, bet aš taip pat turiu vilčių rytoj kirsti ir Lenkijos-Ukrainos sieną. Tai būkite su mumis, stebėkite, informuosime jūs, kaip mums sekasi, kad jūs galėtumėt susidaryti kuo išsamesnį ir aiškesnį paveikslą, kaip vyksta
reiškia mūsų organizacija, VŠI ir Gyvačių sala, parama Ukrainai. Tai ačiū, kad jūs su mumis, ačiū visiems rėmėjams. Viską mes padarysim ir laimėsim. Iki.